Labas visiems, su jumis Tošis ir ką turim šiandien balandžio 1, bet iš tikrųjų yra šiek tiek įdomiau, nes šiąnakt, Lietuvos laikų šiąnakt apie 2 valandą yra toksai blogas Trash Talk, tai yra amerikiečių blogas apie metalo detektorius. Ir šiąnakt jie turėjo svečiuose Filipę Cohen iš XP ir Merilą, kuris yra XP ambasadorius Amerikoje. Ir daugiau nei valandą prakalbėjus, jie ten tokių įdomių dalykų užvietin, kas mums galbūt labiausiai yra aktualu, ko visi labiausiai laukia. Tai yra mažoji elipsė, naujoji rytė, apie ką jie kalbėjo. Tai iš to, kiek man teko pačiam su Filipu kalbėti, tai yra turėtų startas būti šį mėnesį. Aišku, mes jau tą girdėjom, kad bus nuo naujų metų, kad prieš naujus, kad bus po naujų, kad bus 1 ketvirtį, bet realiai turim tai, kad bent jau viešai, ir tai dar nebuvo Amerikos laikų balandžio 1, pas mus buvo balandžio 1 liktai, bet buvo kalba apie elipsę ir jo, yra šiek tiek detalių. Taigi, detalės. Pirmiausia, mes turim form faktorių lygiai tokį patį, tai yra 9M5, tai yra bus lygiai tokia pati elipsinė rytė kaip ir dabar esančios aukštadažnės. Dirbs jisai FMF, tai yra bus multidažnė rytė. Iš to, kas dar buvo aišku, tai kad baterija akumuliatorius lieka kote, ne viduj. Ir dar turim tai, kad pakrovimo jungtis bus visiškai kitokia. Galim spekuliuoti, kokia tai bus. Iš esmės kalba buvo, kad tai tikrai nebus USB-C, nes to jie negali padaryti. Tai turėtų būti kažkas tai kito. Galbūt bus magnetinis klipas ar kažkas tai tokio, iš tos pusės. Taip, kad turim tokių įdomių naujienų iš XP. Aišku, ten galima patiems pasiklausyti. Linką nors įdėsiu po video aprašymų. Jeigu turit kantrybės išklausyti valandą laiko informacijos, taip, galim pasižiūrėti. Atsakau, pagrindas yra tai, kad galbūt artimiausiu metu mes jau turėsim daugiau informacijos ir galbūt apie pristatymų laikus visą tą dalyką. Kitas dalykas, ką jisai paminėjo, ką Filipas paminėjo, tai yra, kad pačios rytės nebus siunčiamos, nebus jų daug siunčiama distributoriam. Tai yra, kad bus paskirstimas po visą pasaulį, žinant, kokio dydžio yra mūsų rinka, lyginant, nežinau, su kitom šalim. Tai aš manau, kad Lietuva negaus tikrai daug jų, taip kad čia irgi reikėtų pasižiūrėti, jeigu kas planuoja ar masto, tai pas distributorius reikėtų jau pradėti stoti eilę. Aš eilė jau stoviu. Taip kad žiūrėsim, kas tenai gausis. Jo, iš esmės, Merilas, jisai kasinėjo Amerikoje ir jisai testavo tą rytę. Tai kaip ir viskas gražu tvarkinga. Iš to, kas dar buvo paminėta, tai kad rytė nežymiai, bet padidėjo jos gylis. Tai galbūt yra susiję, čia lyginant baltą rytę dėjusiu 1 ir Oro X-ui ir būtent dėjusiu 2 elipsę. Tai galbūt tai yra susiję su tuo, kad dirba daugiau dažnių. Kiek iš pokalbio irgi gali sakyti, kad buvo paminėta, kad jinai bus šiek tiek netokia gili kaip 9-ukas. Kas irgi yra logiška, vien dėl form faktoriaus. Tai va tokie linksmi dalykai, tokia linksma naktis buvo.
Taip kad su jumis Tošis ir laukiam, kas bus toliau.